Tvarių bendruomenių nauda. Tvarumas dabar dažnai vartojamas terminas, bet ką jis reiškia? Tvarumo termino ištakos siekia 1987 m. Brundtland ataskaita, kurioje pirmą kartą oficialiai apibrėžtas tvarus vystymasis. Joje jis apibrėžtas kaip plėtra, kuri tenkinta dabarties poreikius, nepakenkdama ateities kartų galimybėms patenkinti savus poreikius. Yra 3 pagrindiniai tvarumo ramsčiai – socialinis, ekonominis ir aplinkosauginis. Socialinis reiškia lygybę, sąžiningumą ir orumą, bei reiškia visų bendruomenės grupių įgalinimą, įskaitant kuo didesnės galimybės kiekvienam įgyti įgūdžių ir žinių reikalingų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir priimant sprendimus. Reikalingų visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, kartu vertinant ir saugant įvairovę bei stiprinant vietos ir kultūrinį tapatumą. Ekonomikos ramstis susijęs su veiksmingu išteklių valdymu ir naudojimu siekiant patenkinti visuomenės poreikius. Jis susijęs su gyvybingos vietos ekonomikos kūrimu, kuris suteikia galimybę dirbti pasitenkinimą teikiantį ir naudingą darbą, nedarant žalos vietos nacionaliniai ar pasauliniai aplinkai. Jis apima savanorišką darbą ir galimybę gauti gero maisto, vandens, būsto ir kuro už priimtiną kainą. Aplinkosaugos ramsčio dėmesys sutelkiamas į geresnę gamtinės aplinkos apsaugą, į efektyvų ir rūpestingą energijos, vandens ir kitų gamtinių išteklių naudojimą, taršos mažinimą, atliekų mažinimą, perdirbimą ir gamtos įvairovės apsaugą. Kalbant apie tvarumą, dažnai minimas terminas tvari bendruomenė. Tai bendruomenė, kuri tenkina visų poreikius. Kartu vertindama, saugodama ir mažindama žalą aplinkai, plėsdama ekonominės galimybės ir tenkindama socialinius poreikius. Ji naudoja išteklius dabartiniams poreikiams tenkinti, kartu užtikrindama pakankamus išteklius ateities kartoms. Kokia yra tvarios bendruomenės nauda? Nauda sveikatai. Gyvenant tvarų gyvenimo būdą galima pasiekti geresnę fizinę būklę ir gyvenimo pusiausvyrą. Sumažėja priklausomybė nuo transporto priemonių ir dažniau vaikštoma pėsčiomis arba važinėjama dviračiu. Nešvaistykite maisto, rinkitės vietinius produktus. Vietinio maisto gamyba ir paskirstymas arba savo maisto auginimas yra dar vienas tvarių bendruomenių bruožas, skatinantis vartoti sveiką, vietinį, ekologišką, nedidelį poveikį aplinkai darantį ir sezoninį maistą. Neskatinama švaistyti maisto. Atliekų tvarkymas – mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti.
Tvari bendruomenė tai bendruomenė, kuri siekia mažinti atliekų kiekį, jas mažindama, pakartotinai naudodama, taisydama, perdirbdama ir pūdydama, tai yra kompostuodama. Ištekliai. Mažinkite plastiko naudojimą. Sumažinkite plastiko naudojimą namuose ir darbe. Statykite tvarius pastatus naudodami netoksiškas medžiagas ir įrenkite atsinaujinančius energijos šaltinius. Biologinė įvairovė. Didinkite laukinės gamtos įvairovę. Puoselėkite savo bendruomenės natūralias erdves skirtas biologiniai įvairoviai. Gamta grįsti sprendimai dabar laikomi vienu iš geriausių būdų, kaip padaryti bendruomenės atsparesnės susiduriant su klimato kaitos padariniais.